Skirtingo meistriškumo buvo komandos, kaip boksė, sakykime, vienas 60 kg, o kitas 90 kg. Tai čia va kažkas panašaus. Nesamės dar 15-16 metų amžiaus, kai dar nėra pasiruošęs žaisti tokį vyrišką krepšinį. Bet nežiūrint to, aš labai patenkintas, kad gavom labai gerų pamokų. Labai gerų pamokų gavo to, ko jie nesitikėjo, kad aš visą laiką aiškinu, tai atrodo, kad taip, kada žaidžiam su savo metu, taip kaip ir nepraeina, arba praeina tokie dalykai. O čia visai kitas lygis yra, visai kiti tempai, visai kita jėga. Kaip sakau, čia tos pamokos labai vertingos, labai geros. Sakykit, jūsų vaikinai gan užtikrintai pradėjo rungtynes ir pirmąjį kėlinį, tiksliau pusę kėlinio pirmavo ir vadinkim, galbūt kas atsitiko vėliau? Paprasčiausiai įsigando. Gavom atkarpą kažkur 80 ar 12-0 ir visi įsigando. Visi įsigando paprasčiausiai, nes tokių padarėm klaidų, kur, sakykime, kur tokios jau tikrai jau nelabai mums būdingos ir mes paprasčiausiai, jie tiek pasimetė, kad aš ir time-outą paėmą, ir kėliniuojam, viską susakau, ką jie turi daryti, kas atsakingas už ką ir jie to aikštelėje nepadaro, nes paprasčiausiai pasimetė, įsigando pasimetė. Ko pasimokysit iš tų varžybų? Kokią naudą davė? Labai daug, labai didelę naudą davė, nes tai, ką aš kartais jiems sakau ir kada sakau vėl kartuoju, žaidžiam su savo metų komandom, tai nėra ten toks tempas ir taip, kad tu, sakykime, atšok nuo gynėjo, priimta kamuolį, ne mes laukiam to kamuolio. Ten kartais mums tokius klaidas dovanoja, sakykime, varžovai. Šičia tokių dovanų negavom, tai čia realiai pajus, kad tai, ką treneris sako, reikia padaryti. Tikėjomės, bet netokių rezultatų, galvojom, bus sunkiau šiek tiek. Kaip ruošitės, būtent prieš Žaidimų sporto mokyklos komandą, kurie pradėjo čempionatą, tai visi vertinės išžiūrės? Pasiruošimo jokio nebuvo, treniruoti viena kaip visada į savaitę, susirenkam, pamėtum, pažaidžiam savo malonumą ir tiek. Tik viena bėda, kad nesusirinkom šiandien 8, buvom iš 15 turimų žaidėjų, tai pakako, iš tikrųjų pakako. Žaidimų sporto mokyklos komanda, kaip minėjau, gerai pradėjo čempionatą, ar domėjotės prieš tai jų žaidimu? Rungtynių ne vienų nemačiau, bet statistiką peržiūrėjau, daugiau mažiau viskas aišku buvo, kaip jie žaidžia ir jaunimas. Tas presingas labiausiai ir nulėmė galbūt rungtynių baigį, kurį naudojate prieš Žaidimų sporto? Iš tikrųjų, tas presingas ne kiek pasiteisino, kiek patys norėjom šiek tiek biškį pasimokinti, kai treniruotės tipo pasidaryti rungtynės. Tai nesakyčiau, kad ten tų kamuolių daug perėmėm, bet savo tokias pamokas pasidarėm ir tiek. Tada kokie pagrindiniai veiksmai lėmė visgi pergalę šiandien? Manyčiau, patirtis, stipresni fiziškai, vis tiek vyresni. Mes irgi kažkada buvom tokie kaip jie, mus irgi stumdė, alkūnėm, daužė, viską žodžiu, su laiku ir jie bus stipresni. Nėra ką net šnekėti, čia jaunimas, mokinasi. Bet to manimo, Žaidimų sporto mokyklos antroji komanda turi šansų papulti į A pogrupį, tą vadinamą po pirmojo? Šiais metais, manau, ne. Šiais metais neturi, bet iš tikrųjų B divizione gali pakovoti su visom komandom. Tikslai iš tikrųjų yra ambicinga komanda. Kaip ir sakėte, kai kurie yra jau žinomi, kai kurie ne. Subūrėm tikrą lydvinoviečių komandą ir iš tikrųjų mūsų tikslas yra finalo ketvirtas. Kalbant apie šios dienos rungtynes, Titano krepšininkus įveikė 13 taškų skirtumu, kokios tai buvo varžybos? Varžybos buvo sunkios, komanda susirinko, pagrindinis žaidėjas atvyko vėliau, kai matėsi varžybose mums jo labai trūko, bet vėliau po truputėlį komanda įsivažiavo. Įvertinus tai, kad treniruočių kol kas mažai varžybų taip pat, tai rezultatas irgi įspūdingas. Plius keletas žaidėjų serga, dėl to nebuvom pilnoje sudėtyje. Didžiąją laiko dalį apylygis žaidimas vyravo, tik pačioje rungtynių pabaigoje persveidėte rezultatas. Kodėl toks svyravimas įvyko rungtynėse? Kaip jau ir minėjau, trūksta šiek tiek komandos susižaidimų, bet tai ateis su laiku. Na, o pagrindinės problemos buvo, kad prastai gynėmės. Ar visos sudėties rungtynėvo čia? Ne, kaip minėjau, trūko 2 žaidėjų, šie šiuo metu yra išvykę iš Lietuvos, bet vėliau prisijungs prie komandos. Kokį vaizdą paliko Titano krepšininkai? Titano krepšininkai nebloga komanda, galbūt trūksta jiems trenerių, galbūt šiek tiek susižaidimų, bet taip pat turinti perspektyvos ir parako komanda, viskas tvarkoje. Sakykit, kokių taisyklinių dalykų dar išvelgėt savo komandų žaidime šiuo metu? Pagrindinis taisytinas dalykas yra gynyba. Kai atsiras gynyba, tuomet atsiras ir geresnis rezultatas.